Labas, jūs įsijungėte laidą Pliusas žiūri. Mano vardas Kristupas, šiandieną svečiuose turiu kino žurnalistę Ievą Šukytę ir draugė su ja mes pristatysime jums 3 filmus, kurie buvo didžiausi hitai praėjusių metų kino pavasaryje. Ne vien kino pavasario, bet apskritai metų mylimiausių filmų. Tai buvo Kryčio anatomija, Justine Triet. Filmas susižėrė apdovanojimus tiek Europos kino akademijoje, taip pat Oskaruose buvo įvertintas už geriausią scenarijų. Taip pat buvo nominuotas ir kaip geriausias metų filmas ir aktorė Sandra Hüller, kuri atliko pagrindinį rašytojos vaidmenį, taip pat buvo nominuota už vaidmenį. Tai aš manau, kad tai toks filmas, kuris buvo ir festivalio hitas, bet apskritai buvo metų hitas. Nors iš tiesų pripažinsiu, kad esu mačiusi ankstesnį režisierės filmą, tai buvau labai nustebusi, kai Kanuose jis laimėjo auksinės palmės šakelę. Pati Sandra Hüller, aš ją stebiu tikrai nuo ankstesnių filmų. Man yra nuostabi aktorė Tonya Erdmanė, man atrodo, jinai tikrai labai nuostabiai suvaidino. Ir čia jinai vėl tokia kitokia, labai įtikinančiai vaidina. Tai yra tikrai stiprus filmas, teisingai vertinamas ir tikrai buvo vertingai mylimas kino pavasario. Jeigu mes turime tokią dramą apie šeimyninius santykius, apie vyro mirtį ir paskui bandymą apkaltinti žmoną už tai antras filmas visiškai kitoks. Antras filmas, Interesų zona, Jonathano Glazerio yra visiškai kitoks, nors pagrindinėme vaidmenyje ta pati Sandra Hüller. Čia jis vaidino visišką priešingybę negu Kryčio anatomijoje. Čia jį vaidina Hedviga, Aušvico komendanto žmona. Jie gyvena šalia Aušvico, tiesiog tokiam idiliškam gyvenime, nors atrodo už sienos tiesiog vyksta holokaustas. Tai iš tiesų filmas kalba apie tokią kaip banalybės blogį. Visas tas blogis kažkaip gal sukuriamas būtent žiūrint į tuos gražius vaizdus ir per garsą. Tai norisi paminėti, kad būtent Oskaruose filmas buvo įvertintas ir už geriausią garsą, nes iš tiesų garsas yra netgi kaip toks antras filmo siužetas, nes mums nerodomas pats Aušvicas, mums nerodoma, kaip žudomi žydai, bet viskas yra kuriama per garso takelį. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft. Heil Hitler. Tuo pačiu iš tiesų režisierius yra atsiriboja, jisai nekuria kažkas moralinės labai linijos, jisai leidžia žiūrovui pačiam žiūrint į tą, atrodo, idilišką kasdienybę suprasti, kad, tai yra nesąmonė, kaip tie žmonės taip galėjo gyventi, bet jisai net nelenda visiškai tas emocijas, nebando, net ir ta pati muzika, jinai net nebando, sukurti kažkokią, kaip Šindlerio sąrašas, kur, pavyzdžiui, tai yra vis tiek tokia drama, bet tam yra ir stiprus garso takelis, toks kelti emocijas, tą neligybę, o čia režisierius visiškai atsiriboja nuo to, leidžiantis, sakantis, kad, aš jums to nepiršiu, bet jūs patys suprasit. Tai trečiame filme vėl sutiksime Sandra Hüller ar ne? Šį kartą Sandros Hüller nebus, bet mes vėl grįžtame į Prancūziją, šiuolaikinius laikus ir kalbėsime apie garsų prancūzų duetą, tai Eriko Toledano ir Olivier Nakache neliečiamųjų režisierių filmą Metai buvo sunkus. Toksai labiau feel good filmas, komedija, nors tiesų jie ir visai pakritikuoja visuomenę ir vartotojiškumą, bet šis filmas... Nemažai pakritikuoja, sakyčiau. Kad ir kritikuojama, bet tai nėra, tokia, tai nėra socialinė drama. Aš labiau sakyčiau, kad tai vis tiek yra komedija. Tai susidurime su 3 veikėjais. Vienas, kuris labai mėgsta pirkti daiktus ir pinigų neturi, visą laiką jau atrodo, kad to ant bankroto ribos. Kitas irgi neteko namų ir jie tokie sužavėti nemokamo alaus ir maisto, atsiduria žaliųjų aktyvistų grupėje ir taip įsivelia iš šitą visą netikėtą judėjimą, nors neplanuoja, sukuria net ir atrodo tokias savo priešingas tapatybės, kaip jiems čia labai aktualus tas aktyvumas. Filmo eigoje iš tiesų pajaučia, kokia tai yra svarbi tema. Žiūrovai galės užtat pažiūrėti, kaip jiems sekasi iš tų pabėgti arba išsinarplėti iš to melo, kad viskas vis tiek baigtųsi gerai. Praėjusiu metu kino pavasario hitus ir kitus gerus filmus galite rasti internetinėje namų kino platformoje Žmonės Cinema. Smagu, kad nauji vartotojai Žmonės Cinema namų kino platformoje 14 dienų gali žiūrėti filmus nemokamai, o iš viso jų yra daugiau nei 1000, tai yra didelis pasirinkimas.